Lapkričio 24. Todėl ir aš pats visuomet stengiuosi turėti nepeiktiną sąžinę prieš Dievą ir žmones. Apaštalų darbai 24 skyrius 16 eilutė. Kaip ir visus kitus mūsų puolusios prigimties charakterio bruožus, taip ir sąžinę reikia reguliuoti. Jeigu mūsų sąžinė turi būti pertvarkoma, tai turime turėti tam tikrą pavyzdį, pagal kurį ją galime pertvarkyti ir reguliuoti. Sąžinė yra kaip laikrodis, kurio ciferblatas yra atitinkamai pažymėtas valandomis, tačiau laikrodžio rodymo tikslumas priklauso nuo tinkamo pagrindinės spyruoklės sureguliavimo, kad teisingai galėtų parodyti valandas. Panašiai yra ir su mūsų sąžinė, ji pasiruošusi parodyti, kas teisinga ir kas neteisinga, tačiau pasikliauti teisingų jos parodymų, kas yra teisinga, o kas ne, galime tik tada, kai sąžinė taps sureguliuota pagal naują pagrindinę spyruoklę. Tai yra pagal naują širdį ir švarią valią, kuri pilnai suderinta su meilės įstatymu, parodytų Dievo žodyje. Kaip teisingumas yra dieviško sosto pamatas, taip ir mums, Dievo vaikams ir jo tarnams, teisingumas turi būti visų mūsų poelgių pagrindas. Jis susideda iš pareigos meilės Dievui visa širdimi, visų protu, visa siela ir visomis jėgomis bei meilės artimui kaip savo pačiam. Galime būti tikri, kad bet kokia tarnystė Dievui ar žmogui, jei ji netitinka teisingumo reikalavimų, yra nepriimtina Dievui ir yra žalinga kitiems ir mums patiems. Nes paklusti, tai yra įvykdyti teisingumą, yra geriau nei aukoti, kai ši auka atliekama pažeidžiant teisingumą. Kaip ir šventas Paulius, turėtume pastoviai budėti, kad pasielgtume teisingai Dievo ir žmonių atžvilgiu. Nes tik tokiu būdu galime turėti sąžinę, kuri mūsų neapkaltins nusidėjimų prieš Dievą ir mūsų artimus. Tuomet pasiremiant tokia gera sąžinė, mūsų auka bus priimtina, jei ji derinsi su viešpaties dvasia, žodžiu ir apvaizda. Klausimai: ar šią savaitę turėjau gerą ar blogą sąžinę? Kaip, kodėl, kokie buvo rezultatai? Todėl ir aš pats visuomet stengiuosi turėti nepeiktiną sąžinę prieš Dievą ir žmones. Apaštalų darbai 24 skyrius 16 eilutė.